Saulius Skvernelis, kaip toje dainoje, lindo, lindo, po manim palindo, bet palindo ne po lovą pasislėpti ten, kur norėjo, o palindo tiesiai Nidai Grunskienei, generaliniai prokuroriai į rankas. Aišku, prie šitos temos ir rubrika. Draugus tuos prisimenat? Žinai, ką aš nepažįstu tų draugų. Kiek kainuoja per teismą užčiaupti burną, kai kalbi ir sakai savo nuomonę, viešinį korupcinius dalykus, taip kalbėsime apie mūsų visų numylėtąją Palangą. Saulius Skvernelio, geriausias bičiulis, Palangos miesto meras, prieštaringai miestiečių ir miesto verslininkų vertinamas politikas. Ilgai jūsų nekankinsiu, tiesiog apžvelgsime, pažiūrėsime, kaip mūsų valstybė valosi nuo korupcijos. Šiandien turėjau ilgą teismo posėdį, Palangos miesto savivaldybė padavė mane į teismą. Kad būtų įdomiau ir žinotumėte, ko laukti, pasakysiu, kiek Palangos miesto savivaldybė iš miesto biudžeto pinigų sumokėjo Aleks Valiūnas vienai brangiausių advokatų kontorų. Tai yra 14 533 eurai ir 98 centai. Ir tai prašymas paneigti 2 sakinius, kur aš išsakiau savo nuomonę apie auksinius, jau pramintus Palangos viešuosius tualetus, kurie mūsų miestui, biudžetui kainavo 587 tūkstančiai eurų. Na ką, o dabar apžvelgsime šiandienos naujienas, kažkam tai galbūt yra bomba, bet kadangi aš gilinuosi į Palangos miesto reikalus čia ir aš matau, kokie korupciniai dalykai vyksta, man čia yra anokia naujiena. Tai šiandieninė Lietuvos situacija puikiai atspindi ir Palangoje vykstančius procesus. 15 minučių straipsnis šiandien po 3 valandų 2 minutės. 51 000 eurų generalinė prokurorė prašys panaikinti Sauliaus Skvernelio teisinę neliečiamybę. Tiesą sakant, skaitant šitą straipsnį, apima svetima gėda, bet mes taip turime padaryti. Įtariama, kad politikui reguliariai būdavo perdodama nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų sumos. Iš viso 51 000 eurų. Štai čia 2 augalinkystės tarnybos herojai šiandienos broliukai, dobiliukai. Kazys Starkevičius ir Saulius Skvernelis. Ir pasižiūrėkime, ką Grunskienė sako. Nidos Grunskienės kreipimėsi įvardinta, jog buvęs augalinkystės tarnybos vadovas Jurijus Kornijenko per tarnybos darbuotoją ėjusi ir Skvernelio patarėjo Seime pareigas Agnė Silickienė reguliariai perdodavo nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Aš tik noriu priminti, kad mes kalbame apie teisingumo ikoną. Žmogus, kuris buvo neėjęs tik prezidento pareigų, tai buvo ir premjeras, ir vidaus reikalų ministras. Visko čia neišvardinsime. Žmogus, kuris buvo prisiekdamas dirbti sąžiningai, teisingai, persižegnojęs daugiau kartų, negu jūs tai padarote bažnyčioje. Tyrimo duomenimis iš viso Sauliui Skverneliui galėjo būti perduotas net 51 000 eurų. Aišku, kaip be mūsų kito broliuko dobiliuko, 15 minučių žiniomis įtarimų dėl panašios schemos artimiausiu metu gali sulaukti ir parlamentaro mandato atsisakęs konservatorius Kazys Starkevičius. Na ir čia labai įdomu, dar nežinodamas šio sprendimo kreipimosi ketvirtadienį Saulius Skvernelis, dar nežinodamas apie generalinės prokurorės sprendimą, prabilo apie politinės kovas, piktinosi jam metamų šešėlių bei tikino manąs, jog teisinė prasme jo nėra kuo įtarti. Na toks geras ir didelis užtikrintumas. Skvernelis netgi sakė, kad jį erzina Seime sklandanti nuojauta, kad Nida Grunskienė artimiausiu metu turėtų kreiptis į parlamentą dėl kažkurio iš politikų. Jei kalbame apie teisinę valstybę, tokios kalbos prasilenkia su teisinės valstybės principais. Jei yra ko ateiti, reikia ir ateiti. Ko čia dabar laukti? Jei nėra, tai nėra ko kalbėti. Čia esminis dalykas, kaip kitaip tas kalbas galima vertinti. Netgi retoriškai klausė jis. Seimas juk yra tokia vieta, kur kalba visi ir nebūtinai tai atitinka tikrovę, pridūrė Demokratų partijos pirmininkas. Na, ačiū, čia tik patvirtinot, kad Seime prikalba to, ko neprikalbėjot, bet svarbiausia yra, kokius sprendimus jūs tenais priemate galutinius. Matome, kaip sako viltis kvailių motina, netgi sako, jis tik užsiminė, jog tyrimas jo atžvilgių pradėtas galbūt remiantis apkalbomis. Mat tokia nekompetentinga mūsų generalinė prokuratūra, kad kviečia kaip specialų liudytoją ir neturi pakankamai įrodymų. Tiesa, pirma mintis man išvydus šį straipsnį buvo, ar jau Saulius Skvernelis atsisakė neliečiamybės, ar Saulius Skvernelis atsisakė Seimo nario mandato. Apie tai mes netrukus sužinosime kitame straipsnėje, bet aš tik noriu priminti, kokius aukštus standartus visiems statė. Negalima, korupcija, reikia pačiam atsistatyti mandato, reikia elgtis principingai.
Na ir žiūrėkime, koks tas principingumas. Perskaičius vėliau pasirodžiusios straipsnio antraštę gali pasirodyti: Skvernelis principingas, Skvernelis traukiasi. Savickas ir Sinkevičius įvardijo, kas bus toliau su partija. Neapsidžiaukite per anksti, šitos partijos konkurentai, kitų partijų palaikytojai, nes Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos seniūnas Lukas Savickas sako, kad generalinės prokurorės prašymas palaikinti teisinę neliečiamybę ir pareikšti įtarimus dėl korupcijos partijos pirmininkui Sauliui Skverneliui yra rimtas sukrėtimas. Jis taip pat papasakojo, kokių žingsnių demokratai imsis toliau, nes Skvernelis jau paskelbė stabdantis savo narystę partijoje. Man tiesą sakant visai neįdomu, ar jūs esat šitos partijos narys, ar esat pirmininkas, ar atsistatydinot ar ne. Man įdomu yra mandatas ir neliečiamybė. Žiūrėkime, ką toliau straipsnėje sako Saulius Skvernelis. Na ką, pats Saulius Skvernelis agentūrai BNS nurodė, jog mandato Seime apsisprendė neatsisakyti. Jis dar svarstys, ar atsisakyti neliečiamybę supaprastinta tvarka. Nieko čia naujo mes neišgirdom, tik tai dar vieną skystą blauzdišką elgesį, kur bandoma suktis iš padėties, nesinorima prisimti atsakomybės. Kas šitai partijai toliau atsitiks, mes turbūt patys suprantame, be Sauliaus Skvernelio šita partija yra kaip, nežinau, kaip žmogus be kelnių, nuogas, buvo šaukiama, kaip zuikis puikuolis, sakė, kaip kiti turi elgtis, o pats dėjo į krūmus ir dabar matai apsisvarstys, ką daryti. Lukas Savickas. Lukas Savickas sako, nenorintis retrospektyviai vertinti anksčiau demokratų reikšto pasitikėjimo Sauliu Skverneliu. Pasak jo, trūkus informacijos, reaguota į faktinės aplinkybės, dabar jis sako, lauksintis detalių, kokius įtarimus norima pareikšti partijos pirmininkui. Na ir kitas demokratų vicepirmininkas Virginijus Sinkevičius taip pat patvirtino, kad valdyba turės skirti laikinąjį vadovą. Nagi, pasižiūrėkime. Europarlamentaras teigia, kad prokuratūros prašymas naikinti partijos teisinę lyderio neliečiamybę nustebino. Kažkiek turbūt nustebino, nes iš tų pradinių pranešimų apie kratas ir panašiai nebuvo tikrai, sakykime, labai aišku, kas ir kaip. Ten kažko tikrai nebuvo surasta. Tai šiuo atveju aišku, kad nėra malonu, kalbėjo politikas. Nežinau, apie kokį malonumą kalba Virginijus Sinkevičius, tokie terminai net čia netinka, mes kalbame apie mūsų valstybės tragediją. Aš kaip sakiau, aš gyvenu Palangoje ir matau, kas vyksta Palangoje. Tai tas, kas vyksta dabar su Sauliu Skverneliu, Kaziu Starkevičiumi, puikiai atspindi tą pačią situaciją Palangoje, Palangos miesto savivaldybėje. Aš ne kartą sakiau, kad šitie žmonės yra Palangos miesto meras ir Saulius Skvernelis artimi bičiuliai. Juk yra toks pasakymas, parodyk man savo draugus ir aš pasakysiu, kas tu toks esi. Na ir sakiau, kad jūsų ilgai nekankinsiu. Pabaigai, kas nežinojot, apie Palangą senas virks auksiniu. Viešasis tualetas Palangoje bus atnaujintas už 600 000 eurų. Dar pernai metais portalas mūsų palanga.lt paviešino šią informaciją, aš išsakiau savo nuomonę ir aišku, Palangos miesto savivaldybei tai nepatiko, vėliau pasirodė šis straipsnis, aš sulaukiau iš Palangos miesto savivaldybės laiško, berods 9 paneigimų, kad paneigčiau savo nuomonę, neva aš ją išsakiau neteisingai. Ko yra verta mūsų valstybė, jeigu konstitucija yra teisė žmogui laisvai reikšti savo nuomonę ir nebijoti būti persekiojamam. Palangos miesto savivaldybė paskutinę minutę pasisamdė vieną brangiausių advokatų kontorų Lietuvoje, Alex Valiūnas. Na ir iš galybės teiginių buvo pakoreguotas ieškinys ir liko tik 2 teiginiai. Tai aš norėčiau parodyti, kokia suma kainuos Palangos miesto savivaldybės gyventojams iš miesto biudžeto. Noriu tik priminti, kad savivaldybėje yra 12 žmonių juridinis skyrius, kuris puikiai galėjo susitvarkyti šitomis užduotimis, tačiau miesto vadovai buvo taip svarbu mane užčiaupti, tai buvo pasisamdyta šita brangi advokatų kontora. Štai taip susipažinkite su sąmata, kuri buvo apmokėta iš Palangos miesto biudžeto žmonių, tai yra gyventojų sunkiai uždirbtų pinigų, 14 533 eurai ir 98 centai, tai yra 3 pagrindinės eilutės. Tai yra prašymo atidėti teismo posėdį rengimas dėl to, kad buvo paskutinė sekundė apsispręsta, kad juridinis skyrius neatstovaus, tai reikėjo turbūt šiek tiek laiko ir yra patikslinto ieškinio rengimas, tai buvo netgi ieškinio, kuris buvo pateiktas Palangos miesto savivaldybės juridinio skyriaus sumažinimas apimties, nes liko tik tai 2 teiginiai, jų buvo daug mažiau, tai to darbo jau tiek nebuvo ir atstovavimas pačiame teismo posėdėje. Nu ir pasižiūrėkite, suma 5383 eurai ir 1 centas.
Toliau antra eilutė - atstovavimas teismo posėdėje ir ieškovės rašytinių paaiškinimų rengimas. Mano advokato nuomonė iš viso šito dalyko daryti nereikėjo, bet matomai norima kuo labiau įbauginti, mano irgi yra tokia nuomonė. Ir čionais dar sumelė 3619 ir 36 centai. Nuo čia tai galima imtis už galvų. Atstovavimas posėdėje. Už vieno posėdžio atstovavimą 03.03 5531 ir 61 centas. Kaip jums, mėlieji, toks Palangos miesto biudžeto, mano nuomonė, pinigų švaistimas? Turėdami tokias galimybės, aišku, tokius įrankius, norima nutildyti tuos, kurie šneka aktyviausiai. Tikrai jums tai nepavyks. Galiu pasakyti, kad už teismo posėdį berods vieną savo advokatui sumokėjau 500 eurų, o čianais mes turim daugiau nei 10 kartų didesnę sumą. Ir kas už visą tai sumokės? Man yra svarbiau pagarba, savigarba, orumas, atstovauti savo bendruomenį ir įrodyti, kad nereikia bijoti šnekėti. Bet kokiu atveju, kad ir kaip šita byla pasibaigs, aš sužinosiu balandžio gale, aš su jumis pasidalinsiu, bet net jeigu aš šitą bylą ir laimėčiau, tai yra pralaimėjimas visam miestui ir taip pat man, nes aš tuos pačius pinigus moku į Palangos miesto biudžetą, mano šeima moka, mano vaikai čia yra, mes geriau skirkime tos pinigus kažkam kitam. Principams įrodyti yra išleidžiamos beveik 15 000 eurų sumos ir dar čia procesas nepasibaigęs. O kiek mes tokių procesų turime, kur žmonės kovoja, bando už save pastovėti. Aš puikiai prisimenu situaciją, kai vieno Palangos darželio tėveliai norėjo papildomą etato, buvo prašoma miesto tarybos. Ši suma mokytojų būtų 18-20 tūkstančių eurų. Pinigėlių neatsirado mūsų vaikams. Bet Palangos miesto savivaldybė ir mes žinome, kas su savo principais gali taškyti taip miesto pinigus, išlaidauti, o kiek mes tokių procesų turime. Tai bandoma nutildyti žmonės, kurie nori pakovoti už save. Rašykite komentaruose, ką jūs galvojate apie visą šitą korupcinį skandalą Lietuvoje, dalinkite su draugais, nes viešumas yra pats geriausias vaistas. Ačiū labai.